Išbandykite vieną praktiką, kur patirsite, kaip kūnas gali keisti jūsų psichologinę būseną. Ir sugalvokite vieną situaciją jūsų gyvenime, kuri jums kelia keblumų. Ir per kūną kviesiu jūs atrasti naują asmenybės dalį, kurią ši situacija yra įveikiama, kuri mato naujus sprendimus šitoj situacijai, naujus pasirinkimus. Pradėkime. Kviečiu sugalvokit kažkokią sritį, galbūt ne pačią sudėtingiausią jūsų gyvenime. Šeima, darbas, santykiai su draugais ar finansai. Ir pabandykit pajausti, kokioj pozoj, kokiuose judesiuose jūs esate tame klausime. Taip, gal prieš pradedant keletą pavyzdžių parodysiu. Na, pavyzdžiui, pas mane yra paauglys ir truputį jaunesnė dukra. Tai aš save kartais kaip motinos rolėje būnu, taip pagavau save vieną dieną, aš esu tokioj, darom, taip sužiūrim, gelbėjam, kad jiems nieko nenutiktų, kad viskas sužiūrėtų, sveikata, ar ne, toksai, pat mano, ir aš pradžioje jį pajaučiau ir tada paryškinu, aš kviesiu jūs paryškinti, toks robotukas, ar ne, ir labai daug aktyvacijos, tokios simpatinės nervų sistema, reikia kažką daryti. Ir tada sakau, o koks kūnų ieškosime, o koks būtų priešinga poza. Tai ne kiek protų, bet kūnas tegul ieško, kas yra tame kontinuume priešinga būsena. Ir tada aš atsilošiau atgal, taip, pajaučiau nugarą, į ją atsilošiau ir tada, vau, čia nereikia tiek daug visko daryti, atėjo kitos mintis. Vau, čia viskas gerai, kaip jie ten padarys ten savo, pasirūpins savimi, tai bus gerai, nieko nenutiks. Taip. Arba papasakosiu kitos klientės iš asmeninės sesijos. Taip. Jos epizodą santykio su vaiku, taip sako, kai jis jau įeina, taip, jau čia vėl kažkas vyks, kai įeina, aš taip jaučiu, kaip aš susitraukiu. Taip, bet į tokią pozą. Taip, išoriai tai mes sėdim tokie, bet viduj, taip, susitraukia. Ir tada mes ieškojom, o kokia būtų priešingas gyvenimo būdas. Taip, pirmas yra toks, ir jos kūnas atranda tokią pozą. Jinai paima ir susikrauna kojas ant stalo ir sako, visai kitaip viskas atrodo. Taip, aš galiu būti labiau atsipalaidavus, ir mano vaikas kažkaip atsipalaiduoja ir nurimsta. Keletą pavyzdžių. Išbandykime tai. Pasirinkit situaciją, net situaciją, gal atsimenat iš šios savaitės ar kažkas, kas yra labai aktyvi situacija jūsų gyvenime. Ar santykis su žmogum, ar kažkokias sritis. Taip, ir filmuoja tik mane. Leiskit savo pradėti jausti, koks jūsų įsikūnimas, kokioj pozoj jūs gyvenat, kokioj pozoj atsiduriat, kai esat šitoj situacijoj. Taip, ir leiskit jai ryškėti. Taip. Ar jūs susitraukėt, ar jūs darot veiksmą, leiskit pastiprinkit tai 10 kartų, net taip atrodytų, kad net kvailai atrodytų, ar ne? Kai aš rodžiu, kad ar dar labiau susitraukti, kas tai bebūtų. Ir pastebėkit, kokios mintis toj pozai, kokia emocija, koks požiūris į save, į pasaulį. Ir pamažu pradėkite ieškoti visiškai priešingo polio. Ne protas. Tegul kūnas ieško kažkas, kas yra totaliai priešinga.
kitas kontinuumo galas. Taip, ir šitą pozą padidinkit, pastiprinkit, taip, jeigu tai išsiplėtimas, leiskit savo taip ryškiau išsiplėsti, jeigu išilgėjimas, ryškiau išilgėti, gal tai yra atsistoti, taip, jeigu buvom kažkur pasislėpę. Ir pastebėkit, kai kūniškai esat šitoj pozai, šitam tuose, gal tai jis turi gestą, taip, gal judesi, gal neturi žodžius, kuriuos sako. Kaip dabar matosi ta pati situacija? Kokios dabar mintis kyla ir emocijos? Ir vėl pabandykit sugrįžti į pirmąją pozą. Kai grįžtat į pirmąją pozą, jau vėl tampant tą pozą, žinokit, kad yra antroji, ta priešinga. Ir kaip jums dabar jaučiasi būti šitoj pozai? Kokios dabar mintis, emocija, būsena? Gali būti, kad jau yra kažkaip lengviau būti šitoj pozai, nes jau pasiimta resurso iš tos priešingos pozos. Ir vėl kviečiu grįžti į priešingą pozą. Aš rodau tiesiog variantą kažkokį. Pabūnant toj priešingoj pozoj, antroj, pajauskit save kaip asmenybę, koks tai būtų personažas. Na, sakau, bet ką, aš karalienė. Aš bet koks archetipas, pasaka, veikėjas, gyvūnas, būtybė, kuom tampate? Pastiprinkit tai. Pabūkit taip, kaip juda, taip, kaip stovi ta būtybė. Taip, kaip ji mąsto, kokia jos energija. Na, įsikūnikit, tapkit ją, kaip aktorius tampa rolę. Paskolinkit jai visą savo kūną. Kai jausitės įsėdę į šitą asmenybės dalį, taip, apžvelkit šitą situaciją gyvenimo. Taip, kaip ją spręstumėt? Jei šita dalis galėtų jums kalbėti, šita asmenybės dalis, ką jums patartų? Kviečiu sugrįžti į kontaktą su manimi. Ir ką patyrėte, kas jums buvo svarbu šitame pratime, pasidalinkit komentaruose po šio įrašu. Ir prisijunkite į visą kūno terapijos ciklą, į visus 10 seminarų. Šis ciklas skirtas patirti kūniškai savo naujas, stiprias asmenybės dalis ir jas manifestuoti gyvenime. Ciklas skirtas surinkti įrankius, kurie kasdienoj padės jums balansuoti nervų sistemą. Taip pat vystysite savo vidinio gyduolio kompetencijas. Ciklo metu eisime į praktikas, kurios padės taip užstrigusias laike įtampos vietas, kūno vietas, padės joms išlaisvėti ir atstatyti savo sveiką pulsaciją, sveiką funkcionavimą. Ciklo metu per kūno procesą stiprinsit savo asmenybės ašį, įsicentruosite joje. Ir cikle pasitelksim
kūno terapijų, kūno psichoterapijos metodais. Ir gyvenime atsiras daugiau pozityvaus požiūrio, nes akcentą pradėsite dėti į savo stiprybės, į savo resursus. Ir mūsų stiprybės yra ta varomoji, kuriančioji jėga. Susitikime. Žemiau po įrašu rasite visą informaciją. Ir taip pat dalinuosi keliomis ištraukomis iš šio ciklo pirmojo seminaro. Pradėkime nuo Alberto Einšteino citatos. Citata, kur žuvis bus paskutinė, kurie atras vandenį. Šitas pasakymas labai tinka apie mus ir mūsų kūną, kad pasakysiu iš savo asmeninės patirties, kai jau 20 metų tokio draugavimo su kūno, tai kokios jo galimybės. Ir kad tikrai buvau kaip ta žuvis, kurie atrado vandenį. Ir net po 10 seminarų, ciklo dalyviai sako, kaip mes nežinojom, kad tokia atrama yra kūnas, ta gyvybinė jėga, kur kitos paradigmos, ar religinės, ar dvasinės vadina siela, ta gyvybinė jėga vyksta kūne, kūno ląstelėse. Kodėl mūsų tai mokyklose nemokino? Kodėl medikai nepapasakojo, kad galima kartais taip padėti savo, kai kažkur užspazmuoja, kai įtampa kūną apima? Somatinė terapija yra lyg mokymasis iš naujo, ką reiškia būti žmogumi. Ką tai reiškia, kai mūsų kūnai susitraukia gynyboje, kaip vėl mes galim grįžti save, išsitiesti savo ilgį ir tada nukreipti gyvybinę jėgą kūrybai. Ir kaip tyrinėsime tai, kaip užtikrinti savo poreikį būti saugiam, priklausyti grupiai ir savo orumą. Nuostabi Stacey Haynes įžvalga į somatinio lauko pionierę, kad soma, mūsų gyvas kūnas, turi savo taisykles. Ir kūnas nepaleis seno įkūnyto veikimo modelio, kuris gynė saugumą, priklausimą ir orumą, jei nebus geresnio, naujo įkūnyto pasirinkimo. Tai šis ciklas skirtas atrasti naują, daug lengvesnį kūnui pasirinkimą, kad senos įtampos galėtų paleisti save. Ciklo metu labai praplėsim savo sveikąją asmenybės dalį. Tad šiandien mano intencija yra duoti jums paragauti, duoti praktikų, kurios kūniškai leis jums suvokti principus, kaip veikia kūnas ir psichika. Ir kai mes patiriam per kūną, tai įsirašo į kūno atmintį. Kai tai patirta, kai tai yra išgyventa kūno atmintis ląstelėse, mums šitos resursinės stiprybės tampa prieinamos gyvenime, kai mes jas norim iššaukti tam tikrose situacijose. Dažnai mūsų kaip filosofija tokia proto yra problema, yra krūvo darbo, mes imam ir jį padarom. Dažnai su to požiūriu mes ateinam į kūną. Šitoj praktikoje aš kviesiu jūs patirti, kas lydės visame cikle, patirti kaip resursas, kaip mūsų fokusas nueina į resursą, kaip įtampa savaime atsileidžia. Kaip įsivaizduokim, lyg vieną koloną laiko stogą ir tai kolonai taip sunku, jai kyla įtampa. Ir kai mes pakviečiam į savo įkūnytą buvimą, dėmesį nukreipiam į resursą, lyg tai atsiranda 2 kolonos, laikyti šitą gyvenimo iššūkį, gyvenimo užduotis. Ir šita įtampos vieta kūne atsileidžia. Kad įtampa nėra priežastis problema. Įtampa ar nesantykių problema yra tik simptomas. Priežastis yra, kad nėra resurso ir mes einam ieškoti resursų. Tos 2 kolonos, 3 kolonos. Ir mūsų ciklas apie tai.